Good afternoon, dear pilgrims. Labas vakaras, mėly piligrimai. It is with great joy that we welcome Man labai malonu, tikrai didelis džiaugsmas sutikti jūs čia iš įvairių šalių Apostolic Congress į pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą. Aš labai džiaugiuosi, kad su manimi kartu yra kunigas Linas ir kunigas Lukas. Ir mes būsim jūsų pranešėjai šiam vakarui. Mano vardas yra Dalia. Mums labai malonu būti su jumis šį vakarą. Šis kongresas ne tik tai verčia mus pagalvoti apie Dievo gailestingumą, bet taip pat ir apie visą gailestingumą visam pasauliui. Per ateinančias dienas bus labai įvairių ir turtingų momentų, įvairių susitikimų, koncertų, šventųjų mišių, maldos vakarų, tikrai didžiulė įvairovė įvairiausių renginių ir mes tikrai turime labai daug ko, kas mus laukia šią savaitę. Jūs matote visą programą dalyvių knygelėje, kurią visi gavote, arba galite matyti internete www.vakum.org. Taip pat mes sveikiname ne tik tai tuos žmonės, kurie yra susirinkę čia, bet ir tuos, kurie stebi transliaciją. Ir be to yra dar šiek tiek laiko nusipirkti bilietą. Mums labai malonu čia švęsti šį vakarą Lietuvoje. Kunige Lukai, kaip amerikietis? Koks pirmas dalykas, apie kurį pagalvojate, kai išgirstate žodį Lietuva? Žinote, kai aš išgirstu apie Lietuvą, pirmiausiai išgirstu apie Lietuvą, pagalvoju apie krepšinį. Ir iš tiesų matau savo du labai aukštus kolegas ir tikrai galiu suprasti, kodėl krepšinis yra taip gerai susijęs su Lietuva. O kunige Linai, o kaip jūs? Galbūt apie Kryžių kalną? Arba tą ypatingą lietuvišką vaišingumą, svetingumą. O tu, Dalia? Pirmiausias dalykas, kas man ateina į galvą, yra folkloro šokiai. Nes mes turime labai didelės, gilias tradicijas. O štai, žiūrėkite, jie jau čia ant scenos ir jie nori jūs pasveikinti.
Aš einu pirmas. Ačiū, ačiū, ačiū. What a beautiful way to begin our Koks celebration. nuostabus būdas pradėti mūsų šventę. Do you agree with me? Ar jūs sutinkate su manimi? Vilnius University Norėtume padėkoti Vilniaus universiteto folkloro ansambliui Ratilio. during the celebration. Mes tikėjomės, kad per šitą visą šventę jūs geriau susipažinsite su mūsų šalimi ir jos puikiai žmonėmis. Iš tiesų, dabar metas pristatyti mūsų kongreso, gailestingumo kongreso temą. Linai, ar galėtum mums padėti? Taigi šių metų tema yra statome gailestingumo miestą. Ir tai yra kvietimas visiems jums pradėti kelionę, pagalvoti apie savo ištakas, iš tai, kur ateinate ir apie Dievo gailestingumą. Taigi tema nėra apie statybas, o išgyventi gailestingumą, pasidalinti gailestingumu, kurti gailestingumo kultūrą, kuris įtrauktų kiekvieną žmogų. Ir kai visą tai išgirstote, iš tikrųjų tampa aišku, kad tos plytos, iš kurio gailestingumo miestas yra statomas, esame mes. Taigi, iš tiesų, mes esame tas miestas, iš kurio statomas gailestingumo miestas. Ir kiekviena diena turės savo temą, kuri bus reflektuojama ypatingiau kiekvieną dieną. Taigi tie žodžiai ateina iš mūsų mielosios šventosios Faustinos. Taigi Faustina mus sako, kad per darbus, jeigu negaliu per darbus, tada per žodžius. Jeigu negaliu žodžiais padėti, tada padėsiu malda. Ir nes malda pasiekia ten, kur aš pati negaliu. Taigi tiek apie temą, o ką galima pasakyti apie vietą? Iš tiesų, dabar mes esame labai ypatingoje vietoje, nes mes esame išganytojo kalvoje. Tai buvo gailestingumo vieta daugybę amžių. Nuo 17 amžiaus vizitės seserys, misionieriai broliai gyveno ir meldėsi čia. Jie rūpinosi vargšais, jie rūpinosi ligoniais. Tačiau per sovietinį laikotarpį ši vieta tapo kalėjimu. Taigi tapo kančios vieta. Bet dabar mes esame visi čia susirinkę ir tai tampa atpirkimo vieta per kančias. Ir kaip matote, mes susirenkam čia ir tai yra naujas skyrius šitai kalvai. Mes šiek tiek vėliau išgirsime iš mūsų arkivyskupo apie tą gerumą, kuris vyksta čia šiandien, ypatingai šiandien. Čia, pasaulinėme apaštalinėme gailestingumo kongrese, ši kalva vėl tampa šventa dėl jūsų, per jūs, mieli piligrimai, kurie susirinkote iš viso pasaulio. Tęsdami mūsų šventę tikrai maloniai pristatome mūsų svečius, kurie norėtų mus pasveikinti. Taigi, ekscelencija iš Vatikano, Rino Fisichella. Cross of salvation was only the start. Now I'm chosen. His Eminence, Jūsų eminencija, Mr. President of the Republic, Respublikos prezidentė, Jūsų ekscelencija, all of you, my dear brothers and sisters, visi mėlieji mano broliai ir seserys.
It is with a profound sense of gratitude Aš tikrai jaučiu that the didžiulį dėkingumą, Dicastery for Evangelization kad of the Holy evangelizacijos See dikasterija leads prie the Šventojo thousands sosto of pilgrims who have come to Vilnius to sveikina participate tūkstančius in piligrimų, this kurie atvyko į Vilnių, kad švęstų pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą. The welcome we received from His Excellency Archbishop Cusack when Tas sveikinimo žodis, kurį pirmiausia išgirdome iš arkivyskupo, tai tikrai buvo labai greitas atliepas ir labai entuziastingas. Tai labai ačiū už tai. Šventajam sostui tai tikrai yra šios bažnyčios among its saints and gyvybingumo ženklas. the apostles of mercy Tai yra gailestingumo apaštalė sesuo Faustina ir Mykolo Sopočko. These will be challenging days for experiencing Šios dienos divine mercy. My bus tikrai iššūkis patirti Dievo gailestingumą. The gathering of pilgrims from various parts of Europe and Iš the world visos Europos ir pasaulio susirinkę piligrimai kartu melsis, we allowed us mokysis, sužinos daugiau apie gailestingumą, patirs profound ecclesial sense, gilų bažnytinį jausmą, sign of the communion of the entire church. didelę bendrystę su visa bažnyčia, kuri pripažįsta gailestingumą kaip Dievo širdies atskleidimą. I have the honor for Man didelė announcing that the garbė Holy Father, pranešti, kad Šventasis tėvas, popiežius Leonas XIV, kuris šiuo metu piligrimauja Ispanijoje, norėjo pasidalinti su jumis šiuo momentu by sending his personal message. ir norėjo asmeniškai jūs pasveikinti. Dear brothers and sisters in Christ, Brangus broliai ir seserys Kristuje, džiaugiuosi galėdamas jūs visus pasveikinti čia dalyvaujančius 6-ajame pasaulinėme apaštalinėme gailestingumo kongrese, kurio taip troško mano garbusis pirmtakas šventasis popiežius Jonas Paulius II. Šią progą siunčiu ypatingą sveikinimą Jo ekscelencijai arkivyskupui Gintarui Grušui, Vilniaus arkivyskupui, kuris į savo arkivyskupiją priima šitiek daug piligrimų iš viso pasaulio. as well as to His Excellency, Mr. Sveikinu taipogi Jo ekscelenciją Gitaną Nausėdą, Lietuvos Respublikos prezidentą ir Jo šventenybę Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų, kuris maloningai sutiko dalyvauti šiame renginyje. Šventasis Augustinas išpažinomuose rašo, kad jo vienintelė viltis yra begalinėme Dievo gailestingume. Išties, jis yra didžio džiaugsmo ir tikros vilties šaltinis, patirti, koks gailestingas yra Dievas kiekvienam iš mūsų. Kaip gera mums yra atnaujinti pasitikėjimą jo gailestingumu. Šių dienų pasaulis su savo gausybė baimių ir nerimų, įtampų ir karų rodo vis augantį poreikį taikos širdyse tiek individų ir taikos tarp tautų, of violence, smurto, apnuodytų santykių ir sugriautų gyvenimų, su kuriuose Dievo gailestingumas prašo būti įleistas į mūsų širdis su savo nuostabia atnaujinančia jėga. Šis gailestingumas yra pajėgus apgręžti mūsų gyvenimus, atverti juos meiliai ir atleidimui kaip išskirtiniams Dievo veido bruožams apreikštiems mums. Brangus broliai ir seserys, Dievas niekad nepailsta rodė savo gailestingumą. Jo meilė, kaip sakoma psalmėje, tveria per amžius. Ir kaip mūsų pasaulis šaukėsi gailestingumo kiekviename lygmenyje. Bet ta taika, kurios mes taip trokštame, negali būti pasiekta be gailestingumo. Taigi, atnaujinkim ir junkim savo pasitikėjimą į Dievo gailestingumą, įsipareigokime patys kurti gailestingą visuomenę, pradėdami nuo savo šeimų. Viliuosi, kad šias dienas Vilniuje praleisite intensyviai, kad į savo bendruomenės galėtumėte parsivežti
viso to, ką patyrėte čia, turtingumą į savo bendruomenės. Iš viso širdies teikiu Jums apaštalinį palaiminimą paties gailestingiausio Dievo kiekvienam iš Jūsų ir Jūsų šeimoms. Thank you, Your Excellency Rino Fisichella, Ačiū ekscelencija Rino Fisichella for our Holy Father, ir Pope Leo, for his greetings. ypatingos padėkos mūsų popiežiui Leonui XIV už jo sveikinimą. And now it is my honor O dabar man garbė pakviesti į sceną jo ekscelenciją Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Brangus Vilniečiai, brangus piligrimai iš viso pasaulio atvykę į Vilnių, į gailestingumo miestą. Garbingieji bažnyčios hierarchai, šviesiausiai prakilnybė suverenaus Maltos ordino vadovė. Šią Lietuvai išties istorinę dieną noriu pradėti nuo to, kas mus jungia giliai ir amžinai, nuo krikščionybės žingsnių mūsų žemėje. Lietuvos valstybės pamatai buvo pakloti prieš 773 metus, kai karvedys Mindaugas priėmė krikštą ir buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Lietuvos valstybinę ir krikščioniškąją didybę kūrė ir kiti jos garbingi valdovai. Vytautas Didysis, sustiprinęs šalies nepriklausomybę ir Lietuvos bažnyčią, Jogaila, vedęs Lenkijos karalienę Jadvygą ir rūpinęsis Lietuvos krikštu, karalaitis Kazimieras, tapęs pirmuoju Lietuvos šventuoju, palikęs šviesų, gailestingos meilės ir teisingumo pavyzdį. Lietuva per šiuos šimtmečius nuėjo ilgą, dažnai skausmingą kelią, gindama savo laisvę ir dėl jos kovodama. Šis kelias pagimdė didžių asmenybių, vyrų ir moterų, savo gyvenimais paliudijusių kilnią tarnystę Dievui ir žmonėms. Daugelis jų pasižymėjo herojiškomis dorybėmis, yra paskelbti palaimintaisiais ir šventaisiais. Nepaisant to, kad mūsų šaliai teko atsispirti tamsioms ir dažnai prievartos bangoms, mes, lietuviai, neužsikrėtėme neapykantą, kerštu ar grasinimais. Kai karų, gaisrų ar okupacijų metu jau atrodydavo, kad blogis nugalėjo, mes skubėdavome prie malonėmis garsėjančio aušros švartų švenčiausiosios mergelės Marijos gailestingumo motinos paveikslo Vilniuje. Galbūt kaip tik dėl to, būtent Vilniuje, tarp dviejų pasaulinių karų, seseriai Faustinai Kovalskai buvo perduota žinia, skirta visam pasauliui. Prieš 93 metus nuostabi sesuo Faustina Vilniuje sutiko kunigą, patyrusi teologijos profesorių Mykolą Sopočką. Susitikimas lėmė, kad sesuo Faustina užrašė savo mistinės patirtis dienoraštyje, o Vilniuje buvo nutapytas gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurio kopijos pasklido po visą pasaulį. Gailestingumo žinia ir ikona labai reikalinga pasauliu ir šiais neramumų ir nenuspėjimų pokyčių laikais. 21 amžiuje mes, Vilniečiai ir gailestingumo miesto piligrimai, vilties šviesos ieškoti skubame jau ne tik aušros vartuose, bet ir prie malonėmis garsėjančio originaliojo gailestingojo Jėzaus paveikslo Dievo gailestingumo
šventovėje. Gailestingumo žinia įkvepia mus tikėti, kad žmonija dar puolančios piktosios jėgos jau yra iš esmės nugalėtos ir pasitikėti istorijos viešpačiu, kuris pakreips įvykius taip, kad Dievo tautos orumas ir laisvė būtų apginti. Nerimui dėl ateities kėsinantis į daugelio sielų ramybę, pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas Vilniuje vyksta pačiu laiku. Tegul dvasios šviesa paliečia kiekvieną jos dalyvį. Tegul ji sklinda ir visam pasauliui. Linkiu Jums nepamirštamų dienų nuostabiajame Vilniuje. Ačiū. Thank you, Mr. President, for your powerful words. A very quick announcement before we introduce our next speaker, that the Vatican Vox translation app, if you're having trouble with it, we're told to just restart your phone and hopefully it should work. Ir ta pati informacija lietuviškai, Vatican Vox aplikacija skirta vertimui turėtų veikti perkrovus mobilųjį telefoną. Pabandykit, mes meldžiamės, visiems reikia gailestingumo. Prašom. Toliau, and now we invite His Most Serene Highness, the Grand Master O of the dabar Salvator mes kviečiame jo didenybę John Timothy Dunlap į sceną jo sveikinimo žodžiui. Your Eminence, Jūsų eminencija, arkivyskupė Grušai, mylimi vyskupai ir kunigai, garbingi svečiai, įskaitant prezidentą ir jo mielą žmoną, brangus broliai ir seserys Kristuje, su giliu dėkingumu ir nuoširdžiu džiaugsmu atvykstu į Vilnių, miestą, kuris, kaip mums gražiai priminė arkivyskupas, vaidina išskirtinį vaidmenį Dievo gailestingumo istorijoje. Tai, kad čia buvo nutapytas pirmasis gailestingojo Jėzaus paveikslas, nėra tik istorijos išnaša. Tai gyvas ir nuolatinis priminimas, kad šis miestas ir visi jame susirinkę turi toliau nešti Dievo gailestingumo žinią. Šiandien pasaulis netenka gailestingumo, atleidimo ir meilės rūpesčio, kurį esame pašaukti rodyti ligoniams ir vargšams. Kartu puikiai žinome, kad ne viskas prarasta. Jis prisikėlė ir nugalėjo mirtį. Kurgi mirtie tavo pergalė? Kurgi mirtie tavo geluonis? Dėl Kristaus pergalės prieš mirtį jis gali išgirsti 100 000, jei ne milijonų maldas tų, kuriais Maltos ordinas rūpinosi su meile ir atsidavimu daugiau nei 900 mečius. 900 mečiai nuoseklaus atsakymo į tą patį kvietimą, kuris mus čia suburė šį vakarą, kvietimą padaryti gailestingumą matomą šiame pasaulyje. Mūsų šūkis Tuitio fidei et obsequim pauperum, tarnauti vargšams, reiškia ginti tikėjimą, iš esmės nėra darbų programa. Tai daug daugiau nei tai, daug daugiau. Tai susitikimo dvasingumas. Kiekviena mūsų riterių pastatyta ligoninė Jeruzalėje, kiekvienas pabėgėlis, kuriam šiandien teikiama pagalba Sirijos ar Pietų Sudano stovyklose, kiekvienas pagyvenęs žmogus oriai lydimas mūsų globos namuose 130 šalių yra kūnų tapęs tikėjimo aktas. Gailestingumas, kurį išmokome per 900 mečius, nėra abstrakcija. Jis turi veidą, jis turi vardą, jis turi adresą.
This is precisely why the theme that the Archbishop has placed Būtent todėl arkivyskupo Grušo šio kongreso centre iškelta tema mane taip giliai jaudina - gailestingumo miesto kūrimas. Miestas nėra statomas dekretu, jis statomas plyta po plytos, santykis po santykio, atleidimas po atleidimo. As the Archbishop wrote, Kaip arkivyskupas rašė savo tikintiesiems, šis miestas pastatytas ne iš akmens ar plytų, bet iš pasitikėjimo, užuojautos ir meilės. Order of Malta knows this truth from Maltos ordinas šią tiesą žino iš patirties. Mūsų darbai neprasideda posėdžių salėse ar kanceliarijose. one person looks Jie prasideda tą akimirką, kai vienas žmogus pažvelgia į kitą žmogų, kuriam reikia pagalbos ir nusprendžia nepraeiti pro šalį. Šis pasirinkimas, kurį kasdien kartoja mūsų 100 000 savanorių ir 42 000 darbuotojų visame pasaulyje, ir yra tai, kaip gailestingumas įgauna formą. Tai taip pat parodo, kaip civilizacija atsinaujina. Gyvename amžiuje, kuriame netrūksta krizių, karai, perkeliamas skurdas, tylios kančios tų, kuriuos mūsų visuomenė padarė nematomais. in such an age. Tokiame amžiuje gailestingumo kongresas nėra atsitraukimas nuo pasaulio. What the world most needs. Tai grįžimas prie to, ko pasauliui labiausiai reikia. Suburti vyskupus, dvasininkus ir tikinčiuosius pasauliečius iš viso pasaulio ir paklausti, kaip šiandien liudyti Dievo gailestingumą. Tai tikėjimo ir drąsos aktas. On behalf of the Order of Malta, Maltos ordino vardu noriu nuoširdžiai padėkoti sincere gratitude to Archbishop Grush arkivyskupui Grušui and the Archdiocese of Vilnius. ir Vilniaus arkivyskupijai už dosnumą ir viziją, They have organized this congress. su kuria jie organizavo šį kongresą, ir už malonų kvietimą dalyvauti jo atidaryme. We are here not merely as guests, Esame čia ne tik kaip svečiai, bet ir kaip bendrakeleiviai tame pačiame kelyje. Ir tikimės, kad šios dienos gali būti of a collaboration bendradarbiavimo, įsišaknyjusio mūsų bendrame įsipareigojime gailestingumui, išgyvenamam per tarnystę pradžia arba gilinimas. Brangus draugai, miestas, kurį mes čia statome, nebus baigtas nei per 5 dienas, nei per 5 metus. Tačiau tegul šios dienos Vilniuje kiekvienam iš mūsų būna atnaujinto įsipareigojimo akimirka. Kiekviename kenčiančiame veide matyti Kristaus veidą. Kiekviename tarnystės veiksme paaukoti mažą, bet tikrą akmenį to miesto sienose. Deus lo vult, Dievas to nori. Ne užkariavimas, kaip kadaise buvo suprantami šie žodžiai. Bet štai kas. Kad gailestingumas turėtų pasaulyje namus pastatytus žmogaus rankomis, gaivinamus dieviškosios meilės. Sveiki atvykę į 6-ąjį pasaulinį apaštališkąjį gailestingumo kongresą. Tegul šios dienos būna vaisingos, o Vilnius tesiunčia mus namo pasikeitusius. Dievas te laimina. Ačiū. We thank His Highness, Grand Master Fra Dėkojame John jo Timothy Dunlap, didenybei, John and Timothy all the Dunlap Order of Malta ir for visam the Maltos testimony ordinui of ir charity and love už they liudijimą were- to gailestingumo ir tos meilės visam pasauliui. Ir dabar visiems tiems, kurie jau susipažino šiek tiek su mūsų miestu, man labai malonu pristatyti jums šio miesto merą. Broliai seseris, pasveikinkite į sceną ateinantį Valdą Benkunską. I know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji gailestingumo kongreso dalyviai, sveiki atvykę į Vilnių. Ir iš tikrųjų Vilnius šiandien tampa 6-ojo pasaulinio apaštalinio gailestingumo kongreso namais. Šių metų tema
statome gailestingumo miestą, yra itin artima mūsų miestui. Kaip ir daugelį amžių prieš tai, Vilnius ūžė nuo savo statybų, gatvių, mokyklų, skverų. Ir mūsų miestas savo žmonių rankomis gražėja kiekvieną dieną. Tai pastebi ir mūsų svečiai. Jie įsimyli mūsų miestą, jo architektūrą, miesto žalumą, švarą. Tačiau miestas tai ne tik vien mūras ar stiklas. Daugelio amžių vyko ir Vilniaus dvasinė plėtra, mylimo ir mylinčio miesto statybos. Nors per šimtmečius miestas išgyveno baisiausias negandas - karą, ugnį, marą ir badą, tai jo žmonių nepavertė tik už save kovojančiais žvėrimis. Priešingai, nelaimės akivaizdoje Vilniuje visada atsirasdavo tų, kurie padėdavo silpnam, sergančiam ar nuo pikto bėgančiam. Manau, Vilniečių pagalba ukrainiečiams pastaruosius kelerius metus tik dar kart parodė, kad po šaltų mūrų plaka karšta širdis. Gailestingumas buvo, yra ir neabejoju bus Vilniaus DNR kode. O jei tame kode reikėtų ieškoti širdies, tai atsidurtume būtent čia, kur dabar esame, ant Vilniaus miesto išganytojo kalvos. Ši vieta yra ne tik aukščiausia kalva miesto panoramoje. Čia pagal Šventosios Faustinos regėjimus buvo nutapytas Dievo gailestingumo paveikslas. Todėl ši kalva yra puikiausia liudininkė, kad svarbiausi dalykai Vilniuje neištrinami, nei okupantų rankos, nei laiko. Dievo gailestingumas yra amžinas. 80 metų būtent ši vieta buvo apleista ir uždara, na, o šiandien jie atgyja. Baigus restauruoti bažnyčią, čia vyks tikintieji iš viso pasaulio, ne tik per kongresus, bet neabejoju, kad ši vieta taps piligrimų centru, kuris vėl primins anksčiau čia žaliavusius mūsų rojaus sodus. Atvykę į šį kongresą jūs esate ne tik gailestingumo Vilniuje liudininkai. Augančiame, gyvame mieste statybos yra nuolatinis vyksmas. Dvasinio statybos taip pat. Manau, jūsų buvimas čia yra pagalba Vilniui tęsti tai, kas daryta per amžius. Jūsų buvimas čia net ir tas kelias dienas stiprins Vilnių kaip mylinti, atjaučianti ir artimų besirūpinti miestą. Tegul šis kongresas nauja jėga įkvėpia daryti gerą, taip statant gailestingumo miestus. Ačiū Jums už tai, prasmingo laiko mūsų gailestingumo miesto statybose. Gerai. Einam. A big thanks to the mayor of Vilnius. Širdingai dėkojame Vilniaus miesto merui Valdui Benkunskui. And listening to all these greetings, Klausydamas iš šių visų sveikinimų, klausant iš šių visų sveikinimų, mums primenama bažnyčios prigimtis, vietinis bažnyčios prigimtis, sujungti tikėjimo, kuriame pilna šitiek kultūrų ir istorijų. Štai grožis ir tvirtybė bažnyčios. Džiaugiamės šį vakarą, turėdami mūsų tarpe žmonės iš 50 skirtingų šalių atvykusių į šį kongresą. Tai nuostabu, neįtikėtina. Išties ir dabar iškilminga akimirka. Pasveikinkime kiekvieną šalį, atnešant kiekvienos jų vėliavą priešais mus čia ant scenos ir pasveikinkime šias vėliavas. Ir prašome palaikyti savo šalį plojimais. Taigi, Lietuva. the Holy See. Šventasis sostas. Maltos karinis ordinas. Argentina, Australija, Austrija,
Penina, Brazilija, Kanada, Kamerūnas, Čilė, Kosta Rika, Čekijos Respublika, Danija, Estija, Suomija, Germany, Laosas, Vokietija, Hongkongas, Indonezija, Airija, Italija, Kuwait, Jordanija, Latvija, Kuveitas, Libanas, Malaizija, Meksika, Mianmaras, Nyderlandai, Nigerija, Pakistanas, Papua Naujoji Gvinėja, Peru, Filipinai, Lenkija, Rumunija, Samoa, Škotija, Singapūras, Slovakia, Slovakija, Slovenija, Švedija, Tailandas, Turkija, Uganda, Ukraina, Jungtinė karalystė, Jungtinės Amerikos valstijos Venezuela. ir Venezuela. Paplokime visoms šalims čia susirinkusioms. Bravo. It is a great joy. Didis džiaugsmas matyti kiekvieną iš jūsų. And I believe Tikiu, now kad dabar it is the perfect moment. atėjo puikus metas Officially open this oficialiai atidaryti šį vakarą. Išties, tačiau dar vienas žmogus, be kurio mes nebūtume net pradėję šio renginio, žmogus, kuris svajojo ir meldėsi dėl šio kongreso nuo pat pradžios. Jis pirmasis apie jį svajojo, jis pirmasis dėl jo meldėsi, taigi mūsų garbė ir džiaugsmas ir privilegija pasveikinti ant scenos jo ekscelenciją, arkivyskupą Vilniaus metropolitą Gintarą Grušą, kad oficialiai atidarytų 6-ąjį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą. Your Excellency, Jūsų ekscelencija Gitanai Nausėda, Lietuvos Respublikos prezidentė ir pirmoji ponė Diana Nausėdienė, Jūsų aukščiausioji didenybė broli John Dunlap, suverenaus Maltos ordino princė ir didysis magistrė, Jūsų ekscelencija Monsignorė Rino Fisichella, evangelizacijos dikasterijos prefektė, ponė Valdai Benkunskai Vilniaus merė, eminencijos, ekscelencijos, garbingi svečiai iš Lietuvos ir viso pasaulio, brangus broliai ir seserys Kristuje. Sveiki atvykę į Vilnių, gailestingumo miestą.
It is a great joy Labai džiaugiuosi, galėdamas Jūs pasveikinti 6-ajame pasaulinėme apaštališkajame gailestingumo kongrese. Jūsų buvimas čia iš šitokios daugybės tautų jau yra ženklas, kad gailestingumas turi galę suvienyti tautas, kalbas, kultūras ir kartas. We gather not merely for Susirenkame ne tik į kongresą, bet ir kaip piligrimai siekiantys iš naujo susitikti su gailestingąja Dievo meile ir tapti jos liudytojais mūsų pasaulyje. there is a special providence in the place Vietoje, kur pradedame šį kongresą, veikia ypatinga apvaizda. Kaip ir buvo sakyta, susirinkome ant Išganytojo kalno, kalvos su vaizdu į Vilniaus miestą. Aplink mus stovi nuostabus Dievo gailestingumo galios liudijimas. we are gathered next to the Church of the Sacred Heart. Esame susirinkę prie švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios, skirtos širdžiai, iš kurios tekėjo kraujas ir vanduo, gailestingumo pasauliui šaltinis. This church also Tačiau ši bažnyčia taip pat neša istorijos žaizdas. during the years of Soviet Sovietų okupacijos metais ji buvo paversta kalėjimu. a place built Vieta, pastatyta skelbti Dievo meilę, tapo uždarimo, įkalinimo ir kančios vieta. Prašome, kad viešpats tęstų savo gydymo procesą mūsų gyvenime ir mūsų istorijoje. just beside us, Visai šalia mūsų yra namas, house where according to kuriame pagal Šventosios Faustinos regėjimus under her guidance ir jai vadovaujant, of blessed mind padedant palaimintajam Mykolui Sopočko, buvo nutapytas pirmasis Dievo gailestingumo paveikslas. Iš tos kuklios vietos atsirado paveikslas, nešantis Dievo gailestingumo žinią į visus žemynus. today that house Šiandien šie namai patikėti gailestingojo Jėzaus seserims. nearby next to that house Netoli to namo stovi hospisas, is lived kuriame gailestingumas išgyvenamas kiekvieną dieną per meilingą rūpestį ligoniais ir mirštančiais. on the other side Kitoje pusėje stovi veikiantis kalėjimas, primenantis mums, Christ's mercy kad Kristaus gailestingumas ir toliau pasiekia tuos, kurie ieško atleidimo, susitaikymo and a new beginning. ir naujos pradžios. Within only a few Vos per kelis žingsnius randame visą gailestingumo evangeliją, suffering, kančią ir išgydymą, nuodėmę ir atleidimą, imprisonment įkalinimą and freedom, ir laisvę, death mirtį and hope. ir viltį. This is why Vilnius Todėl is known Vilnius throughout the world. visame pasaulyje žinomas kaip gailestingumo miestas. The theme of our Congress Mūsų kongreso tema yra gailestingumo miesto kūrimas. Statome gailestingumo miestą. Tai nėra tik šūkis. Gailestingumo miestas statomas visada, kai atleidimas nugalia apmaudą, kai saugomi pažeidžiamieji, the suffering, kai kenčiantys yra palydimi, whenever truth is kai tiesa susijungia su tarnaujančia meile Christians become ir kai krikščionys tampa gyvais vilties liudytojais. our world today is marked Mūsų šiandienis pasaulis paženklintas karo, susiskaldimo, vienatvės, netikrumo ir baimės. more than ever Labiau nei bet kada žmonijai reikia susitikimo su gailestinguoju Kristaus veidu. mercy is not Gailestingumas nėra tik atsidavimas. is the heart of Gailestingumas yra Evangelijos širdis. mercy reveals who Gailestingumas atskleidžia, kas yra Dievas ir kuo mes esame pašaukti tapti. during these days. Šiomis dienomis We will not only ne tik kalbėsime apie gailestingumą, but learn once again. bet ir dar kartą išmoksime juo gyventi. May each pilgrim Tegul kiekvienas piligrimas grįžta namo atsinaujinęs, apostles of mercy tampa gailestingumo apaštalu ir neša Dievo gailestingumo žinią į šeimas, parapijas, darbovietės and nations. ir tautas. From this hill of the Savior, Nuo šios išganytojo kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į gailestingumo miestą, prašome viešpaties Jėzaus
iš naujo išlieti savo gailestingumo spindulius ant mūsų, ant Vilniaus, upon Lithuania, ant Lietuvos upon the whole world. ir ant viso pasaulio. We entrust this Congress Patikime šį kongresą of the Blessed Virgin Mary, švenčiausios mergelės Marijos gailestingumo motinos, šventosios Faustinos, Blessed Michael Sopočko, šventojo Jono Pauliaus II ir palaimintojo Mykolo Sopočkos užtarimui. Oficialiai atidarau 6. pasaulinį apaštališkai gailestingumo kongresą. Jesus, Jėzau, I trust aš pasitikiu tavimi. Jesus, Jėzau, we mes trust pasitikime tavimi. Tavo gailestingumas amžinas, gailesčio lobynas neišsemiamas. Tavo gailestingumas amžinas. Jėzau, pasitikiu tavimi. Tavo gailestingumas amžinas, gailesčio lobynas neišsemiamas. Tavo gailestingumas amžinas. Jėzau, pasitikiu tavimi. Full of mercy, abounding in love. Our Father, you're waiting for us. Here we come with empty hands, with repenting, humble hearts. Mercy of our Lord endures forever. Riches of compassion are everlasting. Mercy of our Lord forever. Jesus, I put my trust in you. You are the risen and living Lord. Deep in our hearts, we carry your words. Just believe and you shall see. Over death he holds victory. Mercy of our Lord endures forever. Riches of compassion are everlasting. Mercy of our Lord forever. Jesus, I put my trust in Jesus, I trust in you. 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 I trust in you. I trust in you. I trust in you. Mercy of our Lord endures forever. Riches of compassion are everlasting. Mercy of our Lord forever. Jesus, I put my trust. Mercy of our Lord endures forever. Riches of compassion are everlasting. Mercy of our Lord forever. Jesus, I put my trust.
thank you. Dėkojam Jum. We thank you for this opening moment. Dėkojam Jum už šitą atidarimo momentą, kuris tiesiog žymi mūsų nuostabaus kongreso pradžią, taip pat mus sujungia maldoje. Ir mes taip pat norime išreikšti savo padėką šlovinimo grupiai Ichtus už šitą nuostabų himną ir Saša Song ir Rugilė Daujotaitė, kurie buvo kartu. Matote, draugai, broliai ir seserys, Vilnius buvo pavadintas gailestingumo miestu. Taigi dabar mes kviečiame jūs atrasti šitą neįtikėtiną miestą, sekant gailestingumo pėdsakais, paskui tuos, kurie čia gyveno, kurie gyvena ir prisidėjo statant Vilnių kaip gailestingumo miestą. Vilnius tampa tikrai reikšmingu, gailestingumas tampa reikšmingu, kai susidurime su žmogaus prigimtimi. Ir iš tikrųjų kyla dilema, kaip atsakyti, kai yra negerai, kai yra vidinė kova, vidinė įtampa ir tas pasirinkimas niekada nėra lengvas. Ta vidinė kova nėra paliekama tik mum, ji matoma Dievo, bet ji matoma taip pat ir angelų, kurie mato kiekvieno žmogaus širdies judesį ir stovi šalia mūsų. Taigi, kai mūsų širdis yra išbandoma kovoje, mato mūsų sėkmes, mūsų nesėkmes, jie viską mato. Ir jie mato tas sėkmes, tas laimėjimus, kurios Viešpats yra laimėjęs mūsų širdyje. Ir taip pat ir šiandien. Ir šiandien kai kurie iš jų yra čia su mumis, kad pasidalintų savo liudijimu, atskleistų tuos judesius, kuriuos jie yra matę žmogaus širdyje. I greatly admire Lithuania. Žaviuosi Lietuva. Ši šalis kaip slėpinys. Nes regis istorija norėjo ištrinti ją iš žemėlapio, tačiau jinai matoma gyva žmonių veiduose. Toks laikas buvo, kai Sovietų sąjunga okupavo Lietuvą. Pamenu traukinius, kurie tūkstančius lietuvių išvežė į Sibirą. Pamenu jaunus žmonės, kurie išėjo į miškus kovoti už savo šalies laisvę ir niekada negrįžo. Pamenu bažnyčias, paverstas muziejais, ateizmo ar netgi tiesiog paverstus arklidėmis, tvartais. Sunkios žiemos buvo Lietuvai, bet šita buvo ilgiausia ir sunkiausia, ji tęsiasi 50 metų. Paprastai toks žiaurumas atneša dar daugiau žiaurumo, bet kartais kažkas visiškai skirtingo gali nutikti, kažkas netikėto. Į baimę buvo atsakyta malda. Ir ne tik už save pačius, bet ir už tuos, kurie tas kančias sukėlė. Gailestingumas tiems, kurie norėjo sugriauti jūs, kurie jūs nori sugriauti, tai nesuvokiama žmogaus protui. Tačiau tas laikas parodė širdis, kurios buvo gailestingos. Netgi savo persekiotojams. Sesė Nijolė gimė 38 metais ir jos tokia gyvenimas iš karto prasidėjo nuolatinė kelionė. Jos gyvenimą labai pakeitė kunigas Juozas Debskis, kuris pakvietė ją bendradarbiauti su Katalikų bažnyčios kronika. Katalikų bažnyčios kronika buvo vienas iš tokių pagrindinių leidinių, tikrai pagrindinis leidinys, fiksavęs visus komunistų nusižengimus, žmogaus teisių pažeidimus,
būtent 74 metais turbūt ji surinkinėjo kronikos tekstus namuose mašinėlę ir, kaip manoma, buvo išduota kaimynės ir buvo suimta. Rado 6 puslapius ir už tuos 6 puslapius skyrė 3 metus griežto režimo lageryje Mordovijoje atkalėti ir 3 metus tremtyje. Esam buvusiame KGB kalėjime, tai tos sienos tikrai matė daug kančios, tai nėra kažkokia džiaugsmo vieta. Šituose KGB rūsiuose būdavo kankinimai ir kai vėliau jinai buvo antrą kartą suimta, ji buvo apnuodyta. Visus kankinimo kelius praėjo, bet jinai visada mėgdavo sakyti, nu ką jūs, broleliai, galit, be Dievo nieko. Jokie kankinimai jos neveikia, jinai ten mėgdavo parodyti, ką jūs esat nulis, kaip jinai sakydavo, nulis. Jos santykis su prižiūrėtojais buvo kaip, turbūt vardinčiau, kaip su broliais. Ji taip visada ir juos vadindavo. Broliais, broliukais, suklaidintais, nežinančiais tiesos, bet visada pagarbiai. Nors ji jautė, kad reikia jiems pasakyti tiesą. Ji sakė, kad gali barti tik tai tas, kas myli. O kadangi ji myli, tai ir gali išsakyti tą tiesą, kad ir kokia jie skaudi bebūtų. Bedam tave tardyti ir sakai, vieškutai, tu sakei, negalvokit, bus duota. Duok, man šiandien reikia. Ir taip atsakai, kad jie... Ir paskui, reiškia, po 10 mėnesių tas nusipelnęs čekistas Vytautas Pilelis, 6 mėnesius mane tardė gėlė, sako, nu ir pakaustyta tu. Reiškia, pasitikė Dievu ir Dievas tau duoda, tikrai. Kiek mes jo pasitikėjom, tiek gaunam. Iš Naujojo testamento patys švenčiausi žodžiai, kurie man patys brangiausi Švento Jono evangelisto. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas pasilieka jame. Iškai, kol mumyse yra meilė, supratimas, ne ta meilė, kaip artimam, giminaičiui, šeimos nariui, bet kaip tam žmogui nelaimingam, kuris neturi meilės, jis pats nelaimingiausias. Tai tokia valios meilė, ne jausmų meilė. Diavolia, mušalali, laimingai Diavolia, mušalali, žalias girialas, suvajanicias, žalias girialas, suvajanicias, drabnus paukštelius, tau giedanicius, drabnus paukštelius, tau giedanicius, vargo žmonelius, tau melizanicius, vargo žmonelius, tau melizanicius.
sensius. Laimingai Dievulė, mūšą lalį. Laimingai Dievulė, mūšą lalį. Giedokim drauge. Dainų dainelė savo giesmelę apie rūpesčius savaitgalius. Lietuvos krašto netaik išrašto girdus senųjų žodelius. Kalnai ant kalnų, ant tų kalnų, kalnai yra maži kalneliai. Kalnai
The human heart is Žmogaus širdis yra tikras kovos laukas. Kiek ji nešasi randų, kiek žaizdų, ne tik nuo kitų, bet nuo savęs pačių. Ir ar yra bent viena širdis be žaizdų? Kai girdžiu žmonės meldžiantis, man skamba lyg šauksmas kažko, ką pašovė, kaip žaizda, kuri niekad neužgyja. Kaip tai sunku girdėti. Kaip sunku išlaukti, kol ta žaizda užgys. Ne kiekviena širdis pajėgia išlikti šalia. Ne kiekviena širdis pajėgia laukti kartu. Čia yra tos širdis, kurios lieka. Širdis, kurios yra gailestingos sužeistiesiems. Sveiki, esu kunigas Kęstutis Dvareckas, priklausomas menų bendruomenės, aš esu vadovas, sveikstantis priklausomas asmo. Dažnai priklausomybės atveju būna, kad jeigu pradžioje kalbam apie atsipalaidavimą, tai atsiradus lygai jau kalbam apie skausmą, kurį žmogus nori numalšinti kartais bet kokią kainą. Nelieka pasirinkimo tų skausmų nenumalšint ir tada visi žmonės elgiasi turbūt labai panašiai, nesvarbu ten socialinis statusas ar kas tik nori. Mano svajoniai, ta bendruomenytė įkurti, labiau kaip vaistas savo, kad dar galiu būti naudingas su savo patirtim. Ir atsimenu, kaip dabar kardinolas klausė, kiek žmonių bus, sakiau 4. Iš karto sakau, kodėl, sakau, pas mane automobilyje daugiau netelpa. Mes būsime mobili bendruomenė, kuri tai važiuoja į savipagalbos grupės, tai į atlaidus, tai pas mano tėvus bulvių kast, kad turėtumėm kugeliui. Ar dar kažką, tai buvo visai tokie vaikiški, pragmatiški motyvai. Tik mes 4 turbūt pabuvom tik kelis mėnesius. Man bendruomeniai buvo visada svarbu, kad mes niekad nesirinkom žmonių. Kad aš neplanavau darbo su artimaisiais. Man iš vis darbo su artimaisiais atrodo tragedija, nes iškart turiu prisiminti, ką mano tėvai išgyveno, nes lengva galvot, kad čia mano vartojimas liečia mane patį, norėtum. Tie tikrieji vaistai, tai bendrystė. Ir su žmonėmis gyvybiškai svarbu, tas labai legalizuoja klausimus, jausmus, būsenas, kad ne aš čia kažkoks nenormalus, bet kad visiems nelengva, visi turim panašias lygtis. Ir aišku, Dievas, santykis su Dievu, ta bendrystė su Dievu, kuri kartais taip susipina toj kasdienybėj, kad sunkiai atskiriama. Tai per tarnystę kitiem aš ir pats priimu gailestingumą. Nemanau, kad įmanoma patirti gailestingumą kopiant į savizoliaciją. O lenkintis prie kitų kartais išryškėja Dievo veidas. Net ir bažnyčioje kaip kunigas dažnai girdžiu tas noras užsidirbti dangų, užsidirbti meilę, lyginai būtų įkainojama, užsitarnauti kažkaip. Aš galvoju, kad turėsim problemų su dangum, nes jeigu ten Dievas tikrai tiesiog iš malonės dovanoja, o aš ten nereikia, tu manęs nemazgosi, ne aš pats, toks, tai priimti tikrai yra visada didesnis iššūkis. Tiek gailestingumą, tiek besąlygiškos, ypač meilės išpažinimą, priimti, kad tu savęs nepriimi iki galo, kai kurių savo savybių nemėgsti ar net gėdiniesi, o yra tas, kuris priima, kuris gėrisi ir kuris sako, myliu ne už kažką, nepaisant visko. Mano vardas Simonas, esu Vilniaus arkivyskupijos karito nuteistųjų konsultavimo centro vadovas ir šiandien esam Vilniaus kalėjime, 200 metrų nuo kongreso vietos. Ir šiandien kongreso metu daug nuteistėjų žiūrės pro langą ir stebės renginį. Tai jeigu matysit kalėjimą ir matysit kortos už sienos, tai galėsit mojuot, žmonės džiaugsis. Emociškai tikrai nėra lengva lydėti žmonės, kurie keliauja per gyvenimo sunkumus. Ir čia ne vien apie nuteistuosius, čia ne vien apie priklausomus asmenys, bet yra sudėtinga būti šalia tų žmonių. Deja, kuo mažiau vilties yra, kuo mažesnė perspektyva yra, kad žmogui tikrai pasiseks, tuo sunkiau yra lydėti. Nes mes turim kartais įtikinti žmogų, mes turim perteikti tą viltį, kad hei, tau gali pasisekti, tu gali pradėti gyvenimą iš naujo,
tu gali judėti į priekį ir mes tau padėsim, nors ir kartais mums patiems kyla abejonės. Čia, kur aš šiandien sėdžiu, prieš 8 metus susipažinau su vienu vyru. Aš lydėjau per bausmės atlikimą Švedijoje, per bausmės atlikimą Vilniaus kalėjime, per bausmės atlikimą Pravieniškių kalėjime. O šiandien jis jau nebegyvas. Mano amžiaus vyrukas, nes kažkaip prarado tą viltį. Džiaugsmas tam yra, kad mes galėjom jį lydėti. Džiaugsmas tam yra, kad mes galėjom būti šalia, kai buvo sunku. Ir tai yra didžiulė privilegija. Kodėl aš neteisiu tų žmonių? Aš nemanau, kad aš esu ant kiek geresnis, gražesnis, teisingesnis už juos. Nes nesu. Ir manau, mes visi esam nuodėmingi. Ir aš nežinau, jeigu mano gyvenimas būtų šiek tiek ėjęs kitokiu kryptim, aš dabar čia sėdėčiau, duočiau interviu, aš atlikčiau bausmę šio įstaigoje. Aš nežinau. Ir ne viskas tam priklauso nuo manęs. Manau, labai daug tam ir savaime yra Dievo gailestingumą. Tie žmonės, kurie čia atrado tikėjimą, kurie čia pradėjo keisti savo gyvenimą, ir Jėzus labai šaukia į atgailą, jis šaukia sugrįžti pas jį, jis priimti tą jo gailestingą meilę ir leisti būti mylimam. Ir žmonės, kurie tą patyrė, jie šviečia. Jie moka išbūt kančioje, jie moka išbūt skausme. Nes jie turi kažką, kas yra vertingesnė už mūsų žemišką gyvenimą. Aš galiu būti tas, kuris šiandien tiesiog yra šalia. Ir rodo, kad bažnyčiai rūpi, kad Jėzui rūpi. Garbė Jėzui Kristui. Ateis diena, kai tu manęs paklausi, kur buvai, ką veikei, ką sutikai. Aš pasakysiu, visuomet tavęs ieškojau. Tu atsakysi, kad kasdien šalia manęs buvai. Tu atsakysi, kad kasdien šalia manęs buvai. Bet aš ištarsiu, nemačiau tavęs, atleisk man. Juk aš delnais buvau uždengęs savo akis. Tada tu man nusišypsosi ir apkabinsi. O aš išverksiu tau ant kaklo savas mintis. O aš išverksiu tau ant kaklo savas mintis. Laikyk mane tvirtai ir nepaleiskit. Pagaliau aš matau, aš jaučiu, aš gyvenu. Klajoju be tavęs, prašau atleiskit. Nes dabar mano gyvenimas tai tu. Daugiau delnais nebedengiu savo veido. Nes rankose laikau namų raktus. Juose atvėręs langus įsileidžiu tą šviesą, kurią man dovanoji tu. Tą šviesą, kurią man dovanojai tu. Laikyk mane tvirtai ir nepaleiskit. Pagaliau aš matau, aš jaučiu, aš gyvenu. Klajoju be tavęs, prašau atleiskit. Nes dabar mano gyvenimas tai tu. Laikyk mane tvirtai ir nepaleiskit. Pagaliau aš matau, aš jaučiu, aš gyvenu. Aš klūpau prieš tave, prašau atleiskit. Nes dabar mano gyvenimas tai tu. Štai ateis diena, kai tu manęs paklausi, kur buvai,
ką veikėjai ar gyvenai. Aš atsakysiu, kad pas tave grįžau jau. Nors tu žinojai, kad visada su manimi buvai. Aš nežinojau, kad visada su manimi buvai. Nors tu žinojai, kad visada su manimi buvai. Aš nežinojau, kad visada su manimi buvai. For a long time, Vilnius Ilgą laiką Vilnius buvo žinomas kaip atviras miestas, kuriame žmonės iš skirtingų tautų, konfesijų ir tikėjimų, religijų galėjo gyventi kartu, vienas šalia kito. Čia skirtingi tikėjimai ir skirtingos tiesos susitiko. Ir nepaisant tų skirtingumų, žmonės pajėgė matyti vienas kitame žmogų, artimą, savo artimą, bet ten, kur skirtingumai susiduria, dažniausiai kyla įtampa. Šis miestas taipogi patyrė skausmingų konfliktų, tų, kurie pasėjo nepasitikėjimą. Tačiau yra žmonių, kurie nepaisant skirtingumų pasirenka ieškoti vienybės. Štai tos širdys, kurių kelias į vienybę yra gailestingumas. Esu kunigas Gintaras Sungaila, tarnauju ortodoksų bažnyčioje, Konstantinopolio patriarchate. Ko gero nepaslaptis, kad Maskvos patriarchatas, Rusijos bažnyčia, ypač karo Ukrainoje kontekste, atsiskleidė kaip labai susijusi su Rusijos valdžia. Maskvos patriarchas Kirilas savo pamoksluose, savo pasisakymuose pradėjo teisinti Rusijos agresiją ir netgi pateikti jai religinį pagrindą. Tuomet aš ir dar 6 kiti dvasininkai pradėjome kritikuoti Maskvos patriarcho Kirilo pasisakymus, pasisakyti prieš pačią agresiją ir jos teisinimą. Kilo konfliktas su Maskvos patriarchato vadovybė ir to konflikto atomazga buvo ta, kad mes buvome išmesti iš kunigystės, su apeliacija kreipėmės į Konstantinopolio visuotinį patriarchą ir jis kaip aukščiausia ortodoksų bažnyčios apeliacijos instancija mus išteisino, mums grąžino galimybę tarnauti kaip dvasininkams bei priėmė į Konstantinopolio patriarchatą. Tai buvo ne tik toks dvasinis išbandymas, susidūrimas su ta bažnyčios vyresnybė ir klausimas, kaip tai viską suderinti su asmeniniu tikėjimu, su ištikimybė Kristui, Dievui. Ir kita vertus tai buvo ir tiesiog finansinis klausimas rimtas, kaip toliau gyventi, kaip toliau išmaitinti šeimas. Tačiau kas prie mums padėti buvo kitų konfesijų krikščionys. Ir šiandien daugelis mūsų bendruomenių meldžiasi katalikų bažnyčiose, kur katalikų bažnyčia broliškai mus priima ir tai savaime labai stipriai suartino mūsų bendruomenės. Iki tol visi dalyvavo tokiuose protokoliniuose renginiuose, kaip Krikščionių vienybės savaitė, kaip Biblijos draugijos įvairūs susitikimai, kur kartą per metus deklaruojama vienybė, tačiau praktinėme lygmenyje paprasti eiliniai tikintieji dažniausiai tame ekumeniniame procese visai nedalyvavo. Ir per tą gailestingumo aktą iš įvairių krikščionių konfesijų pusės, kaip tik mūsų eiliniai tikintieji labai aiškiai buvo įtraukti į tą ekumeninį procesą. Visi aiškiai matė, kaip skirtingi krikščionys mums padeda
Gailestingumo darbai, gailestingumo įgyvendinimas šiame pasaulyje, man atrodo, yra vienas geriausių būdų ortodoksams ir kitų krikščionių konfesijoms suartėti. Iš tos gailestingumo pusės svarbiausia, kad visą laiką ir durys ir širdis liktų atviros, kad būtų galimybė susitikimui. Dėkokite viešpačiui, nes jis geras ir jo ištikimoji meilė amžina. Tesako Izraelis, jo ištikimoji meilė amžina. Tesako Aarono namai, jo ištikimoji meilė amžina. Tesako visi, kurie pagarbiai bijo viešpaties, jo ištikimoji meilė amžina. In truth, the world
Išties, pasaulis dažnai tampa visai kuo kitu nei tuo, kaip Dievas jį sukūrė. Karo vieta, sugriaunanti, sunaikinanti ne tik žemę, bet ir širdis tų, kurie matė tą karą ir širdis tų, kurie dar net ir negimė. Po pirmojo pasaulinio karo bombos nutilo, tačiau žmonės jautė, kad nauji siaubai gali tuoj pat iškilti. Tuo metu Dievui išduota daugybė klausimų ir jis visada turėjo atsakymą į juos. Jo atsakymas visuomet buvo tas pats - gailestingumas. Jis buvo primintas ir atmenamas vėl ir nebe priežasties. Čia Vilniuje, mieste, kuris neišvengė fašistinio ir komunistinio režimo žiaurumų, Dievas rado širdžių, kurie nešė šią žinią ir skleidė ją visam pasauliui. Jis randa širdis, trokštančias tapti gailestingumo žinios nešėjomis. Aš esu Lina Šapauskienė, šiuo metu darbuojuosi Vilniaus piligrimų centre ir gyvenu visai šalia Faustinos namelio, dėl to mes čia turbūt ir susitikom šitam Faustinos namelį. Faustina yra Dievo gailestingumo motinos seserų vienuolė. Dar būdama visai mažutė, jį pradeda matyti Jėzaus regėjimus, visiškai vaikas. Ir atvykus į Vilnių, jinai jau turi tokį vidinį prašymą Jėzaus, tokį raginimą nutapyti, taip kaip jinai mato tą paveikslą. Atvykimas į Vilnių yra toks labai svarbus momentas šventai Faustinai. Jinai čia sutinka kunigą Mykolą Sopočką. Mykolas Sopočko kaip nuodėmklausys ir kaip kunigas suvokia, kad čia vyksta kažkokie didesni dalykai. Ir Dievas tikrai jam davė išminties, kad ir paskatintų Faustiną ir rašyti dienoraštį. Ir kad jo teologinis išmanimas matyt leido suprasti, kad ta žinia yra svarbi. Susitikimas su Mykolu Sopočko duoda tokį gražių vaisių. Tai yra pirmiausia, jis tampa jos dvasios, nuodėmklausių dvasios palydėtojų. Jisai ją paragina viską užrašyti. Taip ir čia jinai pradeda, va šitam kambarėlį, kur mes čia esam. Jinai pradeda rašyti savo dienoraštį. Ir šitas dienoraštis dabar turbūt yra išverstas kone į visas pasaulio kalbas ir skaitomas tikrai daugelio žmonių. Taip pat būtent kunigas Mykolas Sopočkas suranda dailininką ir jo dėka, jos susitarimu su dailininku, Faustina iš šitų namų vieną kartą per savaitę ar 2 kartus per savaitę eidavo iki dailininko ir dailininkui pasakodavo, kaip turi tas Jėzus atrodyti. Ir taip 34 metų birželio mėnesį nutapoma šitas gailestingojo Jėzaus paveikslas, kuris čia šiek tiek ir matosi už mano nugaros. Skaitant Faustinos dienoraštį, turbūt matos, kad jinai pati savo tą misiją, savo tą Dievo žinią, kad Dievas dar kartą primena pasauliui apie tai, kad jis yra gailestingas tėvas, kad mylintis ir gailestingas tėvas. Jinai nebejoja, jinai tik taip gal neranda formų ir priemonių, kaip tą ištransliuoti. Tu Viešpats kalba ir Viešpats kažką nori perduoti. Tai šiuo atveju, jeigu Jėzus sako trokštų, noriu, kad būtų nutapytas paveikslas, padiktuoja maldą, nori, kad ta malda būtų irgi žinoma, ten Dievo gailestingumo vainikėlis. Tai šiuo atveju tu prisidedi prie to žinios platinimo, kalbėjimo ir panašiai. Ir normalu, kad ir iškyla ir pirmieji sunkumai, kad neina taip lengvai viskas. Faustina iššūkių turi begalės, aš manau, nes drąsiai ištransliuota žinia nėra kaip. Nepapasakosi visiems į kairę, į dešinę ir nepasidalinsi taip lengvai. Kiek žinau, žinojo vyresnioji, žinojo, gal viena kita sesutė žinojo, tačiau kad tai būtų labai visiems garsiai išpasakota žinia, taip nebuvo. Jos biografija labai gražiai yra net parašiusi tokį momentą, kad po jos mirties labai nemažai seserų nustebo, kad jinai turėjo kažkokias vizijas ir kad jinai net rašė dienoraštį. Tai reiškia, kad turbūt apie tai jinai labai mažai su kuo dalindavosi. Tik tai tokiu, o dienoraštį matai, kad jinai visai kenčia, kad jai yra iššūkis.
kaip tai įgyvendins, kaip tą padaryti, kaip tą ištransliuoti žinią, kad ta žinia pasiektų, kad tas sekmadienis būtų įtvirtintas, kad tas paveikslas nutapytas, kad ta malda būtų pripažinta ir kalbama visų. Reikia pasakyti, kad prisimenant, kad tiek Faustina, tiek Mykolas Sopočka nei vieną savo darbo vaisių, kaip tai pasakyti, rezultatų jie nepamatė. Turbūt pats didžiausias šaltinis ir įkvėpimas ir yra pats Viešpats, kuris, matyt, ir įkvėpia juos eit, kalbėti, nenusimint, daryti tuos darbus, pasistengti, nes tai yra žinia, kuri reikalinga visai žmonijai. Tai yra dėl žmonių ateities, dėl to, kad nei vienas nepražūtų iš Dievo pavestų. Ir matyt, tas įkvėpimas, kad tai yra Viešpaties darbas, kad dėl jo tu eini, įkvėpia ir pačią Faustiną, nenusimint, neprarast vilties ir dėti toliau tas pastangas, kurios jie kiek galėjo, tiek dėjo. Labai yra lengva liūdyti, nes gyvename šalia vietos Vilniuje, kuri yra garsi per visą pasaulį. Ir kai tu matai šioje salėje, kai atvažiuoja žmonės iš Brazilijos, Honkongo, Indonezijos, iš Lenkijos, iš viso pasaulio. Ir tu žinai, kad tavo kaimynai net nežino apie šią vietą. Tai sakai, tai gal naikime pasižiūrėti, arba tavo draugai, pažįstami, ar dar. Nieko nereikia sakyti, tu nueik ir pasižiūrėk. Tu nueik. Tiesiog užtenka tik tai vieno, kaip pasakyti, judesio link ir tavo gyvenimas gali būti perkeistas. Kol dar lelijos ežere, kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda man ir tau. Kol dar virš gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. Nakties diena, po lietaus miškai kvepia, po mirties šviesa. Matau, kol dar girdžiu, kol dar į kalną mano kelias, kartoju paprastus žodžius, tie žodžiai tau ir man. O nakties diena, po lietaus miškai kvepia, po mirties šviesa.
Ačiū. In the face of difficulties and trials, Išbandymų ir sunkumo akivaizdoje žmogaus širdyje prasideda vidinė kova, kurią kryptį pasirinkti, how should we respond to evil? kaip atsakyti blogį. When you allow God to win this battle, Kai leidi Dievui laimėti šią kovą, clear and strong. tavo širdyje kelias tampa aiškus ir tiesus, tai gailestingumo kelias. Of all those people Visų šių žmonių istorijos, kurias mes matėme, rodė, kad jų širdys buvo viešpaties nugalėtos. that through their choices, words, Širdis, kurios per savo pasirinkimus ir žodžius po truputėlį užtikrintai stato gailestingumo miestą. Tavo miestą viešpatie. Kaip nuostabu, kokia nuostabi tavo pergalė. Koks begalinis tavo gailestingumas, be sienų, be ribų, be kliūčių. Gailestingumas skirtas visiems. rejoice. Džiaukimės. Rejoice and praise God. Džiaukimės ir šlovinkime Dievą. Wonderful works in every Jis padarė nuostabius darbus kiekvieno gyvenime, visur pasaulyje Rejoice ir niekad nepaliauja. the Lord. Džiaukis ir šlovink viešpatį. Džiūgaukite. Come on. Hey, put your hands together. Woo! Everybody, get up from your seats. I praise in the valley, I praise on the mountains. I praise when I show, I praise when I doubt Him. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Hey, my praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Everybody, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't know why my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, hey, everybody, hey, hey. 1, 2, 3. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the
God is alive. How could I keep it inside? Hey, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I've got a praise the Lord, oh my soul, oh my soul. Hey, hey, come on, hey, hey, hey. Praise the Lord, hey, praise the Lord, hey, praise the Lord. Come on, let everything that has breath, come on, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you. Awesome. Nuostabu, ačiū. Šlovinkim viešpatį. Džiaukimės, dėkojame labai. Kokia nuostabi muzika. Paplokime dar sikelį. What an inspiring stories, what a beautiful... Kokios įkvėpiančios istorijos, kokia nuostabi ir graži muzika. Tai tik pirmas žingsnelis Vilniaus atradimo kelionėje, Vilniaus kaip gailestingumo miesto, jo paslėptos istorijos, jo plakančios širdys, kurios toliau stato jį kaip Dievo gailestingumo tvirtovę. Taigi darsyk, gal galime paploti visiems, kurie šį vakar pasirodė mums, kiekvienam gailestingumo herojui, kiekvienam, kuris pasidalino savo istoriją. Ačiū Jums labai. And we will meet Ir susitiksime rytoj vėl su Jumis čia, ant Išganytojo kalvos. Kada? Aha. Programa prasideda 9 ryto. Taigi prašome ateiti čia, prisijungti prie mūsų 9 ryto rytoj ir tęsime šį nuostabų Dievo gailestingumo kongresą. O dabar mes linkime Jums gero vakaro. Linkim gero vakaro. Labanakt visiems. Gražaus vakaro. Dievas Jūs te laimina.